Sveiki, esu Ieva, dirbu Klaipėdos uosto direkcijoje, šiuo metu užimu energetikos projektų vadovės pareigas. Jūrų uosto direkcija pasirodė labai inovatyviai kompanija. Kiekvieno svajonė dirbti savo profesinį darbą, gyventi pajūryje ir dar dirbti uosto direkcijoje, tai tikras svajonė išsipildymas, iššūkiai ir noras dar tobulėti. Baigiau Klaipėdos universitetą, pasirinkau statybos inžinerijos studijas. Studijuojant labai patiko, kad inžinerijos mokslas yra be galo plati profesija. Reiškia, kad statybos inžineriją pabaigęs būsi statybos inžinieris juodadarbis. Tai yra labai plati profesija, kur galima būti nuo projektuotojo iki architekto bei mokslo daktaro ar įrangos sukūrėjo. Tai tas platus profilis mane labai patraukė. Kaip ir kiekvienai profesijai, manyčiau, labai svarbus yra darbštumas, kruopštumas. Šičia tai reikalinga yra ir vizija, kūrybiškumas, nes susitinkama su brėžiniais, juos reikia skaityti, analizuoti, taipogi matematiniai įgūdžiai reikalingi, nes susiduriam su labai daug skaičių. Aišku, inžinerinis mokslas truputėlį įneša ir to tikslumo ofise. Nėra artimiausios kavinės, renkamės ofisą. Šiai dienai turiu be galo įdomų projektą, tai būtų žaliojo vandenilio gamyba. Šis projektas kaip tik garsina net visą Lietuvą, jisai ir pirmasis Lietuvoje, jis be galo įdomus. Labai reikia domėtis, rinkti naujas žinias, įsigilinti, nėra konkrečių duomenų, tai tas naujovės ir naujos žinios labai užkuria ir veda į priekį domėtis toliau. Ir aš taip galvojau, kai įstojau mokintis, mano grupėje buvo tik 3 merginos, bet šiai dienai tendencijos keičiasi, moterų inžinierių yra labai daug, jų daugėja. Kaip pavyzdį mes turime Klaipėdos uosto direkcijai taip pat moterų inžinierių, viena iš jų netgi įvedinėja laivus į mūsų uostą. Jeigu jau kilo mintis ir jis jau svarsto, manau, kad tikrai pasigilinti ir rinkti šitą mokslą, manau, tikrai nenusivils. Kaip ir minėjau anksčiau, profesija labai plataus profilio, tikrai save suras, jeigu jau svarsto.